Marius, Jėglyta Agro, Čepukis, Utenos ir Panevėžio regiono technikos specialistas. Ten paleidom diskinį skutiką ir dar paleisim siejamą SP 230 Agro Maš. Kabinsim? Kabinsim. Dar nekabinkim pradžiai. Pavažiuok į priekį. Gerai. Aš mačiau, kad jau negerai. Negerai atsistojau. Ne, gerai atsistoja, reikia pasižiūrėti, kaip šlaunis kabo, man atrodo, kad kreivai. Ir man reikia ruletę nešiotis. Jo, be ruletė, žinok, nieko. Nu va, kažkur 3 cm skiria. Viršų reikia pavinioti. Jo, šitą sutraukti arba tą nuleist. Tai šitą sutrauksiu. Atvažiavau pas Barintą. Pamokyti. Duok tą šlangą. Žodžiu, bandysim sėt žolės. Kaip gausis, nežinau, bet turi gautis. Nu kaip? Turim gautis. Kokią normą sėsim, kas žino? 25 kilai hektarą. 25, ne? Jo. 25. Čia yra ryte smulkiom sėklom, Aha. ten įdėta stambiom sėklom. Šita bus turbūt naudojama smulkiom, ne? Smulkiom sėklom, bet jinai jau 25 kg kaip ir per mažai yra. Aha. Tai bandykim su ta ryte, kuri ir yra. O iki kiek maksimumas yra? Šita 10-15 maksimumas. Čia smulkiom tai ką, rapsai? Rapsų, jo. Rapsų deda dėžutės, tas ant noraginių skutikų sėja rapsą iškart. Bandykim nekeisti. O kiek ta kita rytė? Ta kita rytė nuo sakykime, nuo 15 ir aukštyn. Iki 100 gali. Priklauso koks padargas, kokiu greičiu važiuosi. Važiuoji, GPS antena mato greitį. Ir nuo greičio... GPS antena. Čia va yra jinai. Dėžė, tai nuo palidovo gauda? Nuo palidovo gauda greitį. Gauna į kompiuterį signalą, o kompiuteris suka rytę, elektrinis varikliukas, suka rytę, užduota normą beria tada jį. Jūs dar buvot užsiminęs apie ratą. Rato čia nėra šituo atveju, ne? Šituo atveju nėra, bet galima įjungti. Ir tas ratas irgi ne mechaniškai, bet jis suka, gauna elektroimpulsą, dažnis. Impulsas, ne? Jo. Ir irgi gauna į kompiuterį ir kompiuteris suka rytę tada. Šiaip gan tiksliai įsisėja, gal ne visiems patinka, nes reikia prie jo ir priprast, bet pagal kainą ir kokybę, tai čia vienas geriausių gaminių dabar rinkoje. Čia yra rimtas lenkas, stiprus, jisai metalo negaili, technologijas naudoja geras. Gamykla labai rimta, tikrai ne kaip daugelis galvoja. Reikia, sakau, reikia padirbėti, reikia matyti, kas kur sustoja, dėl ko nesisuka, dėl ko norma, dėl ko baigėsi sėklas, dėl ko pritrūka. Nu, tai reguliavimas. Čia yra diodas. LED diodas, kuris žybsi. Ir jeigu jis neturi GPS signalo, žybsi raudonai. O jeigu signalas geras, viskas jis mirksi mėlynai. Sėklą pamatyti yra va čia skalė. Ir pagal skalę yra galimybė dėti valdymo pultas į traktorių su sėklų lygio davikliu. Tai tada, jeigu prikabinamas ilgas padargas, tu viską gali matyti traktoriai. Goliavietė yra lenkiška, o diskas yra itališkas. Plus goliavietė gali būti švediška SKS, bet tai papildomai kainuoja. Kitas dalykas, šio diskinio skutiko tai yra koja išskirtinė. Jis yra, gamykloje yra technologija, kurie gamina tas kojas. Gaunasi tarp disko ir tarp kojas didelis pralaidumas, didelis tarpas. Ir jinai turi standumą, jinai specialiu kampu išlenkta yra ir jinai turi standumą briauną dar plius. Visa linija gaunasi taip, kad išpjautas metalas gula ant tokios krosnės, eina ilga krosnis, įkaitina jį ir nuo krosnės roboto ranka jau deda iškart į presą ir išpresuoja. Tai problemų su kojom turbūt nebūna, ne? Nu, su šitom tikrai ne. Kol kas neturėjom. Nu, gumas tai čia su laiku jos visada gal nuo gyvenimo čia. Čia 4 vienodus, ne? Jo. Galas, sakykime, galinė eilė laikosi ant galinio volo gilis, o priekis ant traktorių šlaunų. Važiuok ūkininkai į lauką.
diskai neapsidirbę, limpa prie jų ir žemė šlapia, matai kokia šlapia? Įsikišti truputėlį. Šlapia, žiauriai. Čia dabar, matai, va, kiek mes dirbam? Realiai kokių 15 centimetrų. Galima sumažinti kokią 10-12 padaryti. Tai priekis su ta. Pabandyk iškelt. Sumažinsim truputėlį. Čia yra dviejai kaišiai, kad, nu, realiai, kad pastatytum tarp kaišių ir nesviruotų. Neliečia? Nelenda. Ne į tą kiši. O į kur įkišti? Į antrą. Šit? Va čia jo. Jisai čia buvo? Ne, va čia jo. Ir truputėlį pozicinį. Kiek mes buvom? 5 palikę, tai 5,5 kokią padaryti. 5,5. Jo, tą pirmąjį. Dabar bus gazas dugnas, New Hollandas į kalną. Arba užkals variklį, arba ne. Į kalną 7, gan neblogai. Na, aišku, prabuksuoja daug. Pirmą kartą išlyginsim dirvą. Po to jau įdirbs. Nuo kalno įkėlėm 10,5 greit. Tik dantų reik nepamest. Nu jo, pirmą kartą įsilyginsim, matai, o po to bus geriau dirbt. Ir visą laiką jo, keis pravažiavimus. Truputėlį kryptį. Čia dabar važiuojam taip, ne? Antrą darį gal taip labiau, žinai. Paistrižai šiek tiek, per 2 važiavimus, per 3, žinai. Supranti? Jau gautųsi juos. Jo, tau geriau išlygina, nes jeigu tu taip varysi, tau vėl, žinai, labai kratys. Bet, nu, va, šiek tiek reikia pakeisti kryptį. Paistrižai. Taip neblogai dirba, gražiai. Nu, dabar gylį sumažinam, bet va čia, žinai, čia buvo giliau. Kaip sausiau galima gylį pasididinti. Tai. Čia dar ne kartą reikia. Priprasi. Prie žmonos pripratai ir prie traktorius, prie skutiką priprasi. Čia pūkis. Čia pūkis. Čia YouTube, čia pūkis, jo? Facebook'e.